Nori kalbėti dar įtaigiau? Kalbėk paprasčiau. Būk kaip žuvis. Arba būk mėsa. Tik ginkdie nebūk, kaip rusai sako, nei žuvis, nei mėsa. Mes irgi mokame kalbėti taip, kad visi matytų, ką iš tikrųjų turiu omenyje. Visada. Šiandien ir pakalbėsime apie tai, kad vienas paprastas ne vietoj pasakytas bet gali viską sugriauti. Tarkim, mano mylimoji man pasako, aš tave myliu, bet tau smirda iš burnos. Iš karto pasijaučiu it musę kandęs ir dar su kvapu. Pastebėk, kad ją ir tu sakysi. Vau, šiandien tokia giedra diena. Bet rytoj lis. Vienareikšmiškai savo pašnekovus nuteiksi ne taip gerai, kaip galėtų. Čia kaip su tuo ristūnu. Teoriškai arklys, bet praktiškai neatsikelia. Jauti? Tai svarbu. Kiekvienas žodis lemia prieš tai jau pasakytų žodžių prasmę. Todėl nenorėdamas paneigti tai, ką tik pasakei, dažniau junk prasmes. Pavyzdžiui, jei pasakysi, šiandien tokia šauni diena. Ir pridursi, kad rytoj lis, nuteiksi savo pašnekovus geriau, nei sakydamas tai su bet. O jei vėl išgirdęs, kad esu mylimas, bet su negeru kvapu, išpūtęs akis, imsiu ir paklausiu. Ir greičiausiai mūsų abiejų būsenas truputį pakeisi. Turbūt ir tu pastebėjai, kad šis paprastas klausimas net ir neišpūtus akių, tik truputį patylėjus. Dažnai yra veiksmingesnis nei tolimesni ginčai ar argumentai. O žinodamas, kad bet paneigia prieš tai sakytų teiginių prasmes, galiu jį taip tikslingai ir panaudoti, sakydamas tą patį, bet kita tvarka. Pavyzdžiui, taip. Žinai, tiesa, man smirdėjo iš burnos. Bet tu mane myli. Akivaizdu, kad tai ir yra svarbiausia.